Labas rytėlis. Skaniaus kavelės. Sveiki atvykę į Plikledžio ledo podcastą, kur šiandieną aš turiu special guestą Gorila arba Rokenzo Life arba tiesiog Rokelis Klemensas Klivavičius. Tai kaip tu laikaisi, kaip tu pradėjai šitą ledo kelionę? Oi, pradėjau, realiai buvau prisižiūrėjęs daug videos tokių ir mačiau, kaip žmonės eina. Realiai, ypač nuo kokios 9-10 klasės labai norėjau. Ir realiai visada kūriau kažkokius atmazus ir panašiai, galvoju, oi, čia nesaugu, galvoju, nu, turėsiu mašiną, dar kažką. Bijau čia eiti dabar, žinai, ir visą tokį atmazų būdų. Ir realiai, 24 metų lapkričio 20 ar 22 dieną pirmą kartą nuėjau. Dar nebuvo ledo, nebuvo sniego. Ir pirmą kartą nuėjau. Ta diena buvo pamokos, bet nenuėjau. Ir nusprendžiau vis dėlto, reikia nueiti. Ir reikia šitą dalyką pabandyti. Ir tiesą sakant, džiaugiuosi, kad aš tai padariau. Nes aš darydavau karts nuo karto, nueidavau į tos šaltus dušus ir panašiai, pasėdėdavau ten. Ir jo, tikrai pakeisdavau kažką. Bet nueiti į ežerą, kai yra minusas ar plus ten 5 ir biški daugiau, yra tikrai kažkas sunkaus. Nes, tu gali nueiti į dušą kiekvieną dieną. Eiti po šilto, gali eiti po šalto. Ir nuėjęs į šitą ežerą, ten toliau biški. Nes pirmą kartą šitame ežere taip normaliai pasimaudžiau, tai buvo pavasarį. Ir po to neuždariau sezonų. Atėjau tą dieną, buvau, man rodos, iš viso pusvalandį, bet nebuvau įlindęs. Aš tiesiog palindau, kad ir tiesiog pataiva, įlindau ir iškart išlindau. Išlindau. Paskui net ir galvą pakišau. Ir taip tiesiog pirmyn. Antrą kartą, kai jau ėjau, pasėmiau ir draugą. Draugas nelindo. Nebe tau išneku apie tokią vieną Jokūbą. Jau to laiku net pradėjo snigti, realiai. Ir po to laiko vis dažniau ateidavau bent vieną kartą į savaitę, 2 kartus į savaitę. Ir paskui, jau pradėjo snigt, pradėjo šalt, čia bijau, gal nereikia, gal nebeinam. Karts nuo karto darydavau tos šaltus dušus, prisiversdavau save, nors nenorėdavau, nes tiesiog iš disciplinos pusės. Ir paskui po kažkiek laiko nustojau, po kokių 2-3 savaičių vėl atėjau. Buvau pasiėmęs ir brolį, buvo atitirpę, nes ši žiema buvo netokia, tipo apledijus ir ne tiek daug snygo. Iš pradžių. Dabar, kai matot, ledas iš tikrųjų yra normalus, negalima atsistoti, vis dar žmonės žvejoja. Tai jo. Ir pasiėmiau vieną kartą brolį, priverčiau, taip įkalbinau. Jisai nuėjo, jam, nesakyčiau, kad per daug patiko, bet vis tiek gerai. Ir paskui buvo kažkurią dieną -2, jau vakaras ir aš toks, psichologiškai galvoju, kam čia reikia. Realiai daugumą taip kartu aš visą dvejojau ir galvoju, nereikia, čia aš galiu hipotermiją susirgti dar kažką. Ir tiesiog, kadangi mes esam žmonės ir mes mėgstam būti homeostazijai, mums patinka tiesiog komfortas, o komfortas realiai žudo. Ir aš manau, tu gali tą pasakyti ir aš galiu iš patirties sakyti, iš gyvenimo patirties galima tai sakyti. Tai aš, kai mes pradėjome... Mes, kai galim, mūsų backgroundas yra iš storų žmonių, kai mes visą gyvenime buvom didesni asmenys ir kūno kultūros mes nekęsdavom, o dabar šiaip negi kūncę aš dievinu dabar. Tai jo, pasirinkimas būti, realiai, storam yra pasirinkimas būti ir yra komfortiškas daiktas. Tai tie žmonės, kurie sako, kad žmonės turi derintis prie manęs, o aš ne prie jų, tai yra didžiausia nesąmonė, asmeniškai.
Ir tu tiesiog savo meluoji, tiesą sakant. Bet apskritai, ne tai, kad tu esi storas ir tu meluoji savo, tu gali būti, tarkim, ir plonas ar paprastas sudėjimo žmogus, tu vis tiek gali savo meluoti ties kitais dalykais, nebūtinai ties sportu ir fizinių judėjimų. Realiai reikia rasti, kas tau patinka. Tai nebūtinai tai gali būti bėgimas, nebūtinai tai gali būti dar kažkoks fizinis judėjimas ar svorio kilnojimas, bet tai tikrai padeda. Ir reikia išbandyti daug ką gyvenime, kas tikrai padės. Ir po kažkiek realiai laiko grįžtant prie tos istorijos apie šitos ežerus ir apie šitos maudymusius. Tikrai ne vieną kartą kėliau Instagramo story, kada einu maudys. Realiai ne visą keliu specialiai. Ir realiai anksčiau tai būdavo tiesiog ten nueini greitį lendi, pareikia su... Jo, testosterono pakeli, dopaminas pakyla ir gyvenimas tau gražus. Ir galvoji kažką labai didaus padarai ir sunkaus. Ir tas yra gerai, nes tu didžiuojasi savim. Bet irgi per daug pasididžiavimo nėra pastoviai gerai, nes tu vėl grįžti į komfortą. Ir ypač kai tu giriesi, ką tu padarai, tu po biškį grįžti į komfortą. Todėl ne visą reikia paustinti, ką tu darai. Sunkiausia yra tada, kai tu nedarai tai dėl laikų, dėl followerių ir nepaustini ir nieks nemato, tada yra sunkiausia. Ačiū labai, Rokai. Ačiū labai, kad vėl prisijungėte prie Plikledžio ledo podcast'o vėl sugrįžę. Čia buvo 2 minutės ar kiek? Pasakyk, kas 7 aš nusižudysiu. Palau! Kiek? Nuvalys dar biškį. Kiek? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7 minutės. Ponios ir ponai.